Sveiki visi ir pristatau kaip ir naują rubriką šiame kanale apie įvairius senus ir naujus žaidimus, konsolės ir kitus dalykėlius. Taigi šiame video šiose serijose vardinsiu 10 faktų, įdomių faktų. Ir prieš pradėdamas video norėčiau paminėti, kad video pabaigoje bus šiek tiek informacijos susijusios su retro dalykėliais. Taigi pradedam. Kompanijos Atari įkūrėjai savo veiklą pradėjo tik su $500 investicija. NES žaidime Punch-Out rusų boksininkas Sodo Popinski originaliai buvo pavadintas Vodka Drunkenski, bet jo vardas buvo pakeistas norint išvengti ginčų. Kompanija Nintendo skyrė $80 milijonų vaizdo žaidimų pirštinėms sukurti, kurios buvo skirtos žaidėjams, kurie susižeidė pirštus nuo Nintendo 64 pultelių joystiko sukinėjimo per įvairius minigeimus Mario Party žaidime. Kai Japonijoje išėjo arkadinis žaidimas Space Invaders, sukilo trumpas 100 jenų monetos stygius. 100 jenų moneta buvo dažnai naudojama žaisti arkadinius žaidimus. Donkey Kongas buvo Mario augintinis, kuris buvo labai blogai prižiūrimas. Dėl to Donkey Kongas vėliau ir pavogė Mario merginą, norėdamas jam atkiršti. Žaidimas Mortal Kombat buvo pirmasis žaidimas pasaulyje gavęs brandaus amžiaus ESRB vertinimą. Kaip tik dėl šio žaidimo buvo sukurtas ESRB vertinimas. Dragon Quest 4 buvo daugiausiai atminties užimantis NES žaidimas. Jis užėmė net 1 megabaitą, kaip pavyzdžiui vieni iš mažiausiai atminties užimančių NES žaidimų buvo iki 8 kilobaitų. Pac-Manas buvo sugalvotas kūrėjo Toru Iwatani, kol jis valgė pizzą. Grybukai Mario žaidimuose buvo sukurti pagal realią grybų rūšį, pavadinta Amanita muscaria. Lietuviškai paprastoji musmirė. Krūmai ir debesis žaidime Super Mario Bros. Yra tos pačios formos, tik skirtingų spalvų. Taigi tiek faktų šiai laideliai, o dabar, kaip ir minėjau, šiek tiek informacijos. Prisimenate, kaip prieš kokius 2 video minėjau, kad iš pažįstamo nusipirksiu Game Boy'ų. Va, dabar mano planai pasikeitė, nes neseniai jo dar kartą paklausiau, ar parduotų, nes jis turėjo ten pagalvoti laiko. Ir jis sakė, kad pradėjo vėl su juo žaist ir neparduos man jo. Beje, Game Boy noriu gauti iki Game On'o, taip aš eisiu Game On'o, apie tai kitas video. Tai bandysiu ieškoti gerų pasiūlymų arba skelbimų Skelbė LT arba Mainik ten LT. Taip pat eisiu į pirmą, kaip ir mano gyvenime, retro medžioklę į Gariūnus šį savaitgalį. Nežinau, ar padarysiu kokį video. Pažiūrėsiu, ko ten gero yra, gal dar suksiu kitas vietas. Ir bandysiu surasti tą Game Boy'ų. Jo, ieškau Game Boy Advance SP, nesvarbu kokia spalva, nesvarbu koks tas AGS ar 101 ar 001, tiesiog noriu turėti Game Boy'ų. Ir jo, jeigu kas turit gal pažįstamų, kurie turi Game Boy ir norėtų jį parduoti arba patys turi, tai ką žinau, parašykit komentaras. Ir šiandien galiu pasakyti, kad tiek, ačiū, kad žiūrėjote, iki kito karto.